Taigi sveiki visi ir mes filmuojame Call of Duty Modern Warfare 3 16 misiją, jinai kaip jau ir aš pažiūrėjau, jinai liktai yra ir paskutinė. Liktai yra paskutinė, jeigu aš neklystu. Nu, bet aš dažnai klystu, bet gal šį kartą neklystu, nes tikriausiai neklystu. Gal klystu. Vienu žodžiu, pats man pažiūrėsiu. Jo, turbūt paskutinė misija. Dus. Jo, turėsiu paskutinė misija. O, mes būsim supermenai. Tai, mes būsim džagernautai. Eik tas. O, mes su miniganais eisim ir nekaltus žmogelius naikinsim. Transformeriai mes. Rimtai? Ar čia paskutinė misija? O kas aš tas tada toks? Biškai nesupratau. Taigi mes geriečiai, kodėl mes mušam tos nekaltus pareigūnus? Jiegi tik tai savo darbą dirba. Nu čia biškai. Jeigu jų prezidencija bloga, tai šefinių prezidentė, tai tada jiems biškai bus nelabai gerai. Makrovas. Kodėl mes naikinam tos žmonės? Bet šiaip man patinka. Ir muzikėlė man ta patinka. Naikinam tuos nekaltus žmonės, bet jie kažką nusidėjo, o tu nusidėjai vien dėl to, nes į mane blogai pažiūrėjai. Laikas mirti. Tu žinok, klišas biškai nepataikiai, nu ką padarysi, visokių žmonių yra. Tu irgi klišas, bet nelabai nebausiu, nu bet jūs biškai mirsit, bet nu nebaudžiu jūsų, kad mirštat. Maladėt jūs. Man patinka, jūs mirštat. O aš toliau einu savo žudyti, bet vis tiek čia ir įdomu. Nes to žibintą nušausiu. Nedūžtantis žibintas, o čia tu ką tu žiūri. O tai šitas pratingas žiūri. Bėgam. O tai šaudai mūsų, man vienodai visi. Kaip tu greičiau? Nesupratau. Kas čia dabar? Nekaltas aš čia. Vos nenužudžiau žmogaus. Civilio. O gal ir atrodo čia tik tai nekaltai. Galim. Va dabar tai matosi civilį nužudžiau. Va dabar irgi, va, žiūrėkit. Va, nužudžiau civilį, nu ir va. O tada pasirodo, jie blogiečiai, jie blogi vaikučiai. Žaidžia su ugnimi neteisėtai. Ne, nu jie proto bokštai. Niekas to negali padaryti, nes jie dabar krenta. Aš nežinau, kodėl jie krenta. Gėlės skvaido, bet tai nesmė, ten dar kažkokies žurnalai išlik. Nu, pabandom. Atrodo nekaltas, bet pasirodo kaltesnis už nusidėjėlis. Kažkur tai tenai aš nužudžiau tą paprastą nekaltą vaikelį vardu civilį. Aš nežinojau vardą. Aš dabar pabandysiu bėgti. Aš bėgu tai kaip einu. Dan. Čia greičiausiai mašina pasaulyje. Rein. Žiūrėk, aš tai formulė. Aš tai tave aplenksiu. Žiūrėk. Varom. A tu žiūrėk pratingas biški. Protas, žinau. O, išlaužiu langą. Dabar galėsiu būti aš dabar galėsiu šaudyti linksmai. Užsitaisysiu. Rimtai? Aš turėjau kitą ginklą. Prikolas. Ko tu šaudai, nesupratau aš.
Aš irgi turiu. Pašaudysiu. Va. Laimingas būsi. Nedaužykit. Dėgy, mano bičiulį gerasis. Mes tu tą nesąmoningą čigernauto kostiumą. Geras, baigė degti. Nu, man irgi pakvypo jo degėsys. Mane tai visa... Rimtai pakvypo degėsys. Ne, nu čia rimtai pakvypo degėsys. Gerai, čia pas jūs kažkas užsidegė. Nes man tai irgi kvepia čia degėsys. Ar aš šitą tai įsivaizduoju. Man skaičiuoja laiko, o aš stoviu čia nais. Bet rimtai kvepia degėsys. Greičiau. Молодец. Bet rimtai man pakvypo degėsys. Man pakvypo degėsys. Reikia įamžinti. Pasaulio... Ai, tai jis čia toks protingas granatas mėtų, mane nužudė. Varom toliau. Aš man nusibodu čia biškį. Arba iššaudysit, visi mirsit, nes man jau biškį žiūriu. Nusibodo, pabodo gyventi čia. Rizikinga, biškį rizikuoju gyvybę, nesvarbu čia. Jūs aišku nieko dabar nesuprantat, ką aš darau, bet čia biškį taip turi būti. Čia dabar aš tai mirsiu, nes šitas sportingasis tu mane nužudys, aš biškį prigulsiu čia, nes jums laimė dabar. Aha, čia tu irgi. Va, sakau, aš biškį mirsiu, bet nekreipkit dėmesio jūs čia. Gerai, čia tas va baigiau su tuo o kietai būtų iššokti iš tokio aukšto nekalto namo. Kažkur čia miriau. Va, man atrodo, šitas mane nužudė, bet aš dabar jį nužudžiau, nes aš biškį protingesnis už juos. Šiek tiek 1 gramų proto pas juos yra mažiau. Makro... Nesupratau. Nes galvojau, mane mūsiškį nužudė drovų. Pasaulio pabaiga. Aš nepasiruošęs taip žiauriai čia kovoti. Aš pasiruošęs buvau čia tik vienam civiliui nekaltam. Tu aš tai nužudysiu. Nežinau, ar tu Makarovas, ar Kamarovas, ar Makaronas tu iš viso, bet žinau, kad aš tave dažnysiu, žinau, pakabinsiu nausų. Pakabėsi tu čia. O, sakiau, kad gražiai būtų kristi. Nemirk, ne. Tu iš tave makaronė. Prigausiu. Žinosi tu man čia kaip makaronas kabinta nausų. Didysis makaronas, džampinsiu. Ir makarovė gero nelauk. Makaronus suvalgo dažniausiai žmonės. Skrisk, norėjai paskraidyti. Kitas, tu tipo nekaltas, ne? Pistoletą, ne, ištrauk. Dabar mes kažkodėl tai skrysim, nes aš buvau labai protingas ir visus nužudžiau, bet vis tiek aš išgyvensiu. Be abejonės. Va, dabar čia. Jo, aš dabar vaidinau Captain Price. Geras. Mes nukrytom ir, kaip ir visada, kiekvienam žaidime išgyvena didieji priešai ir mūsų muša. Bet šitam žaidime kažkaip... viskas tas pats šiaip tais.
Ką tu čia darai? Tu žinok vis tiek makaronus. Makaronai sakau, kad miršta. Eik tu savo, muniškį nužudė draugą. Rimtai? Vadinasi, aš kažką ne taip biškį dariau. Biškį užsisvajojau čia šiptis. Paspaudysiu F raidę ir... Atsisveikink su gyvenimu, makaronai. Makaroną aš valgau, bet tave mušu ir... Tu turėsi išskirtinę galią. Kročiai... Va tai, va. Žinosi, kaip būti makaronas. Makaronai pakilo į orą. Oi, jos sugavo kažkas. Makaronai. Makaronas paskraidys su manim. O dabar, kaip ir kiekvienam žaidime, mes pagulėsim, pasėdėsim. Mūsų misija įvykdyta, dabar šitas žaidėjas, čia man atrodo, aš Captain Price'as, išeisiu į pensiją. Objektas įvykdytas, padarėm tai, ką reikėjo. Žaidimas baigtas. Užsidegt bandą. Čia, kad labai prastingas, įžiūri, ar žiebtuvėlis reikia. Ir pasirodo, pasiveikia žiebtuvėlis. Čia Captain Price'as, jis mėgsta. Kai jam laimės simfoniją, jisai mėgsta savo dūmelį užtrauti. Tada kažkur numeta ir padega tam pusę miesto. Jisgi Captain Price'as, ką darys? Gerai, tai aš nežinau, kaip čia man tada daryti, žaidimas baigėsi ir dabar čia eis tiesiog raidės, kas ten ką vaidino. Šiaip man atrodo, kiekvienas žmogus gali pasižiūrėti, kiekvienas savo gali pasižiūrėti šitas raides ir dažnai, nelabai įdomu tenai. Jas žiūrėti ten, tai tada aš turbūt ir nebefilmuosiu, kaip ten tos raidės eina. Tai ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Ir laikinkit, prenumeruokit ir iki.